Iš kūjo metimo pasaulio čempionės šeimos išėjo vyras. Tiesa, netoli. Paliko ją iš namų. Gerai. Mama, tėtis nuo laiptų nukrito. Nu, ir ką pasakė? Keiksmažodžius praleist? Jo, praleisk. Nukritęs nieko nesakė. Šitas darbas ne vilkas. Nes vilkas tai bedarbis. Čia toks paradoksas kvailas. Gimdymo namuose kalbasi dvi seselės. Viena klausia kitos, kas ten taip verkia, aš nesuprantu. Verkia ir verkia, kūkščia tiesiog, ar ten tie 3 strinukai, kur vakar gimė, ką? Ne, kolegė, žinokit, ne, ten jų tėtis. Ką sako, čia nebūtinai, kad pagal šias dienas, pagal šių dienų orą, bet šiaip. Ką sako, laukia, plus 18, sako, tai pikšt, sako, ir netikėtai pavasaris. Bet baisiausia yra tai, kad gali būti, kad tai buvo ir vasara. Pikšt ir vasara. Greitai. Du bičiuliai susitinka. Tai kas tau, sako, kodėl plaštaka prisidengęs veidą, kas yra? Man ką tik išrovė 2 dantis. Bet taigi palauk, tu aną dieną skundėsi, kad vieną tik skauda. Jo, bet matai, kai norėjau užsimokėti, pirmą tai stomatologas neturėjo grąžos. Paėmė. Dar vienas vyksta, egzaminas, universitetas. Tai yra ne egzaminas, o darbo gynimas. Studentas sėdi, bakalaurą padėjęs ant stalo ir dekanas, reiškia. Dekanas sako, dėstytojas irgi, dekanas, sako, klausykit, mielas studentė, o jūs tikrai pats rašėte šitą bakalaurinį darbą? Studentas nepasimetė, sako, dekanė, o jūs tikrai už pinigus, kuriuos surinkote, remontavote fakultetą? Kai 1-1. Super. Pediatras, gudrus pediatras blondinė įtikino, kad flogografinė plaučių nuotrauka daroma telefonu. Išmaniuoju telefonu. Asta, aš mesiu pasaulį po tavo kojom. Klausyk, Julio, būk žmogus, padėk gaublį vietą. Dar trumpas. Kuo giliau į mišką, tuo aiškiau, kad ne šašlykų.